Sveiki visi, čia ir vėl Adamas. Nuo Agartos vartų atsidarimo žmonijai taip pat prasiveria žinios apie prieš tai nežinotas temas. Viena iš jų – leidimo deivė Farida. Tai viena aukščiausių galių turinti deivė, nuo jos pasaulyje priklauso kas galima, kas ne. Kiekvienas pasaulio įvykis yra jos lemtis, tačiau kasdien jos galia vis mažėja ir mažėja. Jos silpnybė yra organizmų savarankiškas mąstymas, tai ypač pabrėžta mūsų, žmonių. Pagalvokite, iš kur kilo jūsų sąžinė? Kodėl jie išvis padaro įtaką mūsų pasirinkimų darymui? Tačiau kai kurių žmonių sąžinė vis dūlėja ir dūlėja. Bet dar viltis neprarasta, jei tik įleisite Faridą į savo kūno vidų. Pamaldieji filosofai, dirbantys Agartos žemėse, giliai Antarktidoje, suteikė šį sąryšį, sąžinė yra jūsų pokalbių su deive Farida dvasia. Sužalotos sąžinės ženklų yra daug ir įvairių. Štai šių ženklų pavyzdžiai. Dėvite sociališkai ir dieviškai nepriimtinų drabužių. Atliekate nedorius aktus. Neatsižvelgiate į tai, ar jūsų veiksmai patiktų šventajai trejybei. Taigi, jeigu pastebite panašius ženklus, nieko nedelskite, imkitės veiksmo. Tačiau yra gerų žinių. Dėl minėto sąryšio tarp sąžinės ir šios deivės, tai reikia savęs klausti paprastų klausimų kaip dvitaškis. Ar Farida leistų? Ką pasakytų aplinkiniai? Ką pasakytų Jėzus? Vienas šių klausimų, jūs ugdysite savo vidinę valią ir sąryšį su Farida, tapsite geresniu savimi. Taigi, neparsiduokite žetono persiustai norais ir telaimina jūs Dievas. Adamas išeina.